Pirmasis išvažiavimas šių metų. Kovo 8. Važiuojam iš Marijampolės į Kauną. Sumoj šiandien 100 km. Lentų pagrindinai, nes dar ant žvyrkelio nemažai kur ledo. Lengvai. Mano iš viso pirmas normalus išvažiavimas po poros mėnesių, tai jau ant plentuko. Saulytė šildo. Mašinų nedaug. Iha! Važiavom į naują autą. Fainas šuniukas yra, bet vaisių neturi. Klėbiškio parduotuvė. Stojam pavalgyti. Vis turiu mini įrangos atnaujinimą. Rėmo krepšiuks pasisiūtas. Tai jau 2 užtrauktukai šitam šone. Vienas užtrauktukas kitam šone su maža tašikė. Čia visko telpa. Dar yra mini piniginytė. Yra, nieks nesimato, yra mini dar sietka dar dalykams sudėt. Tai va, custom pasisiuvau rėmui. Medžiaga kodūra. Vidus iš Oksfordo. Biški užtruko pasiūt kelias savaitės, kol išmokau, bet neatrodo neblogai gavosi. Taip, tai turim naują kelionių palydovą. 8bar Vokietija. Sunku ištarti dviračio modelį, tai Robertas galės įdėti ekrane. Bus va čia va pavadinimas. Taip, tai turime chromolio plieną, karboninę šakę iš AliExpress, nevokišką. Toliau turime 12 GRX grupę, čia nieko neišradau. Stabdžiai taip pat GRX. Vairą Ritchie Venture Max paveldėjo iš seno dviračio. Aerobarus irgi paveldėjo iš seno dviračio. Turime naujus Decathlon krepšius. Smėlio spalvos. Beveik tinka šitam rėmui. Čia 9 litrų versija. Tai va, turime Brookso balnelį odinį. Turime Cane Creeko 40 mm amortizuojantį sitpaustą. Labai fainai, sugeria visas vibracijas. Tai va, taip pat yra naujiena padangos šitos švalbė. Gamintas rašo 50 mm. Ant mano siaurų senų lankų gavosi 47, tai, sakykime, bus gerai. Čiučiut, jo. Bet galiu pasakyti, tikrai rieda smagiai, ant asfalto neužia. Ant gravelio mes kažkaip nelabai dar važiavom, kad pasakyčiau, kaip čia tas sukibimas, bet kol kas patinka. M dydis, beje, jeigu žiūrėsite, daug mountų, kas labai patiko. Net va čia yra mountai. Kas būna gan retai bagažiniai, va, normalūs mountai padaryti, o ne ten kažkokie paslėpti. Čia yra butelio tvirtinimas, per išorę eina kabeliai, čia jau skonio reikalas. Ant šakės turim mountus ir netgi turim čia mountus. Čia biški matosi, galima dėti, nežinau, gertuvę turbūt žmonės deda, tai gertuvę čia galima prisidėti, kažkas ten atrodo skaičiavo ten su šake, gal 8, jeigu dar va čia visur pridėtų. Jo, šitas rėmas atitiko tai, kas man buvo svarbiausia ant gravel dviračio, nes vis tiek jau važinėjau ne 1 metus ir pradėjau suprasti, ko man reikia. Tai ko norėjau, kad būtų chromolio plienas, nes man tiesiog yra gražu, man patinka. Ir norėjau, kad būtų didelis klierensas padangom. Tai šitas gamintojas sako, kad aš galiu įdėti net iki 2,25 pločio padangas, tai čia milimetrais išsiverskite. Tai va,
man būtent reikėjo, kad talpintų plačias padangas. Tikriausiai nedėsiu tokių padangų, bet noriu žinot, kad jeigu būtų poreikis, tai galiu dėti ir važiuoti minkštai. Tai va, ir dar trečias dalykas dar buvo geometrija, kas yra svarbu. Tai šito dviračio būtent geometrija man patiko, nes pasilyginus su buvusiu, su kitais potencialiais, aš mačiau, kad čia yra pakankamai aukštai galima pasidaryti vairą. Gamintojas taip suprojektavęs tuos trikampius, tai pozicija tikrai tokia vadinama relaxed, nereisi. Aš pirkau per Black Friday, specialiai laukiau, nors jau norėjau nupirkti kokį, nežinau, rugsėjį, bet specialiai laukiau. Iki Black Friday kainavo berods, su siuntimu būtų kainavę apie 650 pats rėmas. Per Black Friday gavosi su siuntimu sumokėti 500 eurų. Tai už rėmą tokias kokybės čia yra. It's a steal. It's a steal. Važiavom į muziejų šalia kelio. Lukas kažką rado. Skanaus. Čia tais laikais demokratija atrodė, va taip. Įvesdavo. Apšaudydavo laisvės kulkom. Tai čia va yra muziejus. Įvardinsiu truputį vėliau, kuris čia yra šalia kelio. Visokių eksponatų įdomių yra. Wow. Interesting. Yra visokių eksponatų. Ir mūsų didysis lyderis, įkvėpėjas, chebra, spaliukai, Aivas Kalbenka yra, mėsmalės, skaitliukas, komputer ir skaičiuotuvas, vinis, su kuriuo Jėzus buvo prikaltas, Lenino pėda, skilamušis, turbūt niekas to dalyko nebežino. Ai, šilelis dar va, šilelis. Ne, Pauliau. Visko čia yra viduj. Visokių karinių šmutkių. Telefonas galima pasukti kam nors. Kai skambina trečiasis reichas. Atsidėl. Va, barzdaskutė kokie, žiūrėk, moderni. Bet kažkas yra su tom mėsmalėm, nes nugamba. Va, tam garvežį buvom. Ir lėktuvas dar čia nusileidęs. Lukas sakė, labai brangi taktinė liemenė, 100 eurų. Tai vertė muziejaus neįkainojama. Ir lėktuvas va yra. Vidury niekur. Tai jeigu norite aplankyti šitą muziejų, čia yra šalia kelio Lizdeikių kaime. Va, keliu važiuojant sunku praleisti, nes giltinė kabo.